Liberalų ir Centro sąjungos atvirų durų savaitės renginiai pasiekė Kauną. Partijos pirmininkas Artūras Zuokas su savo komanda kvietė kauniečius atvirai pasikalbėti apie Kauno ir Lietuvos ateitį, padiskutuoti apie politiką, apie Kauno galimybę siekti Europos kultūros sostinės statuso. Su Kauno gyventojais Artūras Zuokas kalbėjosi Laisvės alėjoje. Dabar daug ko teko bendrauti štai čia Laisvės alėjoje ir visi truputį nusivylimą turi. Visi myli, labai myli savo miestą, bet kažkaip tai netiki, kad gali būti geriau. Sakau, viską galima padaryti. Na, o labai svarbi idėja, kurią pristatė mūsų partijos atstovas, kultūros ministras kaunietis Jonas Jučas, siūlymas Kauno miesto savivaldybei, kad Kaunas ir kauniečiai siektų tapti antruoju Lietuvos miestu, kuris taptų Europos kultūros sostinė. Kauno kultūros centre įvykusime susitikime buvo išsakytos Liberalų Centro sąjungos mintys ir idėjos pristatyti partijos kandidatai vienmandatėse apygardose. Artūras Zuokas ir jo komanda pasiryžę ginti darbo žmonės, sumažinti valstybės išlaidas, griežtinti valstybės veiksmus, mažinant augančias kainas, stiprinti sveikatos apsaugos sistemą. Žmonės buvo kviečiami tapti Artūro Zuoko komandos nariais. Kiekvienas į susitikimą atvykęs kaunietis galėjo išreikšti savo mintis, užduoti klausimus. Partijos pirmininkas nestokojo idėjų ir pasiūlymų dėl laikinosios sostinės ateities. Kaunas turi visus reikalingus duomenis. Lietuvos centre. Puikus miestas, puikūs žmonės, aktyvūs žmonės. Tik tai reikia šiek tiek idėjų, ko dažniausiai kartais pasigendu ne tik Kaune, bet ir daugelį savivaldybių, kur man tenka lankyti šiuo metu. Kartais valdžiai trūksta idėjų, o dar labiau trūksta noro tas idėjas siekti ir įgyvendinti. Susitikime su rinkėjais dalyvavo vidaus reikalų ministras Regimantas Šipaila, kultūros viceministras Gintaras Sodeika bei keli Kauno savivaldybės atstovai. Eglė Savickaitė ir Vaidas Užkuraitis.